Sveiki sugrįžę į Parkside dirbtuves ir šiandien mes su jumis gaminsime pakabinamą šviestuvą su augalais. Tai yra be galo paprasta, jums reikės klijuotos medienos plokščių, viso labo 2 gabalų, vieną iš jų perpjausite pusiau, reikės lempučių kartu su laidais, žinoma, kad augalų ir keletą papildomų dalykų, kaip varžtai ir žinoma Parkside įrankiai. Šiandien mes naudosime diskinį pjūklą, siaurą pjūklį su baterija, taip pat suktuką su baterija ir keletą kitų priedų, vienas iš jų yra kampinis šlifuoklis. Pradėkime. Prireiks vos 2 medinių arba klijuoto medžio lentų 20x60 cm. Šiam projektui puikiai tiks tai, ką aš pasiruošiau. Vieną lentą perpinu per pusę naudodamas akumuliatorinį siaurą pjūklį. Labai patogu naudoti, nes nėra laido ir taip pat labai patogi forma delnui. Pasiruošiu lentas, apšlifuoju nelygius kraštus ir pasižymiu bei prasigręžiu su Parkside grąžtų skylutes varžtams. Dabar sujungiu viską į vieną U formos konstrukciją. Gautą konstrukciją sendinu naudodamas kampinį šlifuoklį, taip pat akumuliatorinį. Atsitiktiniais rotaciniais judesiais ir skirtingom kryptim gadinu lentos paviršių. Taip jai suteikiu rasti efektą. Noriu priminti, kad dirbant nors ir su akumuliatoriniu kampiniu šlifuokliu, tai yra didelių apsukų įrankis ir tam reikėtų pasiruošti bei turėti tinkamas priemonės. Turėkite pirštinės arba akinius. U formos konstrukcijos viršutiniuose kampuose grąžtų išraižiu skylutes tvirtinimui prie lubų ar kito pasirinkto objekto. Lidl dažnai turi įvairiausius priedus prie įrankių ir šie grąžtai neišimtis. Na, o konstrukcijos dugne išraižiu 6 skylutes būsimiem elektros laidam prakišti. Na ir atėjo laikas elektros darbams. Jeigu nemokate ar nesuprantate, kaip tai veikia, būtų pravartu į pagalbą pasikviesti išmanantį asmenį arba naudoti belaidės lemputes su baterijomis valdomos pulteliu. Patogumo ir saugumo sumetimais šiam dekorui naudoju dirbtinius augalus. Sudėliojau juos gan chaotišką tvarką ir jungi rozetę ir džiaugiesi galutiniu rezultatu.